Nuo pačio Mielumo pliūpsnio tęsiame laidą su ketvirtadienio knyginėjimais. Jų viešnia šį kartą viena ryškiausių šiuolaikinių vaikų literatūros kūrėjų, kurios istorijos kupino šilumos, išminties ir švelnaus humoro. Būtent taip Evelina Daciūtė pristato leidykla Alma Litera, ką tik išleidusi naujausią jos eilėraščių knygą Debesų karpytojai. Sveiki, Evelina. Sveiki, laba diena. Iškart demonstruojate savo spalvingą knygelę, pati irgi labai spalvingai apsirengusi. Dėkui, labai gražiai atrodėte. Viskas, kad prieš šventės norisi būti ryškiau ir dar ta knyga tokia ryški. Man atrodo, kad tokiu laikotarpiu, kai yra viskas taip tamsiau, tas cepelinis dangus, tai norisi truputėlį nešti daugiau spalvų. Na ir tai yra jau antroji jūsų eilėraščių knyga. Pirmoji turbūt labai patiko vaikams, aš suprantu, kad kažkaip norėjosi pratęsti. Iš tikrųjų, su eilėraščiais yra taip. Čia yra, aš esu parašiusi 2 eilėraščių knygas, o iš viso sukūriau 17 knygų vaikams. Tai matyt, su eilėraščiais yra taip, kad aš subręsiu tam rinkiniui, kas kokie 4 metai. Su eilėraščiais yra taip, tu parašai eilėraštį, įsidedi stalčių, parašai dar kitą, įsidedi stalčių. Kai tas stalčius jau prisikaupia, tada juos išsitrauki ir turi sudėti rinkinį, bet negali bele kaip. Turi jie dėrėti ir tematiškai, turi dėrėti pagal skambesį, tai čia aš tada visai sulaukiu pagalbos ir iš leidyklos, nes tai nėra lengvas dalykas. Ir aš, kai sudedu rinkinį, visai kas įžegnoju, sakau, paskutinis eilėraščių rinkinys, nes man nėra sudėtinga. Parašyti eilėraštį nėra sudėtinga, sudėlioti gražiai vieną prie kito yra darbelio. Tai pirmoji knyga vadinasi Paslapčiausia paslaptis, dabar Debesų karpynė. Jau vien pavadinimai įtraukia, o kaip jūs juos sugalvojate? Visą laiką kažkaip norisi tokią, ypač eilėraščių knygai pavadinimo, kad jis būtų toksai visiškai nestandartinis, kad jis iš karto atvertų fantaziniai vartus. Tai Paslapčiausia paslaptis atsirado iš vienos pabendravimo su mergaitė iš Amerikos, kuri klausė, ar yra atitikmuo lietuvių kalboje žodžiui goldest, auksiniškiausias. Ir aš tai pagalvojau ir sakau, poezijai tu esi laisvas, tu gali kurti žodžius. Ir jau kai man prireikė pačiai pavadinimo, aš sukūriau tą paslapčiausią, nes tokio žodžio nėra paslapčiausias, taip? Bet vaikų pasaulyje, man atrodo, reikia tokių stipresnių žodžių. O Debesų karpytojai, tai čia irgi apie fantaziją, apie tai, kaip mes gulime pievoje, žiūrime debesis, matome įvairias formas ir tu galvoji, kaip čia gali būti taip iškarpyta. Ir kai tu esi suaugęs, tu supranti, kad tai yra neiškarpoma, bet kai esi vaikas, tai tavo pasaulis truputėlį kiti dėsniai ir kitaip viskas susidėlioja. Ir labai skatina kūrybiškumą. Tikrai, nes aš ir pati paskui pabandžiau pakarpyti tos debesis namie, netikrus, bet irgi labai smagus dalykas. Matot, aš irgi išgirdau vieną kartą pavadinimą, vienai pasakiau, tada kitą kartą jau kitaip. Jau mano fantazija absoliučiai yra pasijungusi. Tikrai taip. Ir knygelė ši bent jau yra skirta vaikams nuo 4 metų. Taip. Kodėl manote vertinga ir kokias naudas pagrindinės patys eilėraščiai suteikia vaikams? Šiuolaikiniams vaikams tėvai kažkaip mažiau, man atrodo, skaito eilėraščių, aš tai pastebėjau. Nes ateini į susitikimus su vaikais ir būna nemažai tokių, kurie sako, kad jiems, eilėraščiai, čia dabar skaitys tos eilėraščius, tai čia. Ir tu supranti, kad jiems tiesiog yra neskaityta. Kad darželių mokytojos ir mokyklų mokytojos, tai jos skaito, ir aš žinau, kad vaikai dalyvauja ir konkursuose. Ir man atrodo, tai yra labai gerai, nes aš, pavyzdžiui, ką aš išmokusi vaikystėje, tuos eilėraščius, paskui atsirado mano vaikų ir aš automatiškai iš atminties išplaukė tie visi eilėraščiai. Ir jeigu vaikam paskaitai daugiau poezijos, tai jis pats pradeda labai kurti, ieškoti rimo kokiam nors žodžiui. Vaikšto, bando susidėlioti, tokie kartais ten arčiau repo negu arčiau poezijos, bet tai yra irgi labai gerai, nes atsiranda toksai pažaidimas žodžiais ir supratimas, kad tu gali sukurti ir pats. Ir tas labai įgalina vaikui ir tas sukuria kitą tokį ryšį su literatūra, ne tik kaip tokio pasyvaus klausytojo, bet ir kaip jos dalyvio kūrėjo. Kažkaip labai gerai pamenu, kad mokyklos suole teko ne vieną eilėraštį išmokti ir kartais tos eilės, ir dabar dar praskrieja. Tikrai taip. Mintis, tikrai. Ir dar pastebėjau vieną įdomų dalyką, kad seneliai, senyvo amžiaus žmonės tikrai yra linkę prisiminti vaikystėje išmoktus eilėraščius.
Ir tai tokį, vat, sukuria tokį šiltą santykį su tuo, kas buvo, ar ne? Tu kažką tu daug ką užmiršai, bet eilėraštį tu prisimeni. O kas skatina jūsų kūrybiškumą, kad pavyksta tokius eilėraščius jums sukurti? Tai aš manau, kad ir bendravimas su vaikais, ir aš ir pati poezijos skaitau, ir mėgstu poeziją įvairią, ir vaikų, ir ne vaikų, ir savo vaikams, kadangi daug metų skaitau kiekvieną vakarą, kadangi vaikai tie keičiasi viens po kito, tai vienas užauga, jau nebeskaitai, tada kitas jau priauga prie to amžiaus. Tai esi toj vaikų literatūroje ir matyt, ir tie susitikimai su vaikais gyvai, tu žinai, tas ir tematika, ir žiūri juos, ir kažkaip labai tas toksai žvilgsnis iš jų ūgio atsiranda ir norisi pradžiuginti tais eilėraščiais, nes iš tikrųjų, matai, vaikiams pradedi skaityti, jie visi susikaupia. Jie susikaupia ir klauso, o jeigu dar su intonacija skaitai, viskas nuperki visus. Man atrodo, visi tėvai dabar klausos ir galvoja, gerai, kur čia tą knygelę rasti. Ar galima būtų pasiklausyti bent vieną iš eilėraščių? Tai vieną eilėraštį norėčiau paskaityti tokį labai šventinį, kadangi toj Kalėdos ir tai yra kalėdinis eilėraštis. Ir jis atsirado iš to, kad, žinot, kaip tėvai sako vaikams, jeigu būsi geras, tada ateis Kalėdų senelis, atneš dovanas, jei būsi blogas, neateis. Tikrai reikia labai geram būti prieš Kalėdas ypatingai. Tai man šitas nepatinka, nes geru būti yra labai sunku. Nuolat galvoti, kad tu turi būti geras, tu tikrai suklysi ir pridarysi nesąmonių, dar daugiau negu šiaip kokią dieną. Tai Kalėdų senelis ateina pas visus vaikus. Pas visus, nepriklausomai, nes vaikai suklysta ir iš to, kad jie turi mažiau patirties ir koks vaikas užaugs nepridaręs nesąmonių. Tai va šitas yra eilėraštis, aš šį tada paskaitysiu taip, kaip skaitomos iliustruotos knygos. Ačiū už iliustracijas Akvilei Magic Dust iliustruotojai, labai tokias spalvingas parinko, sugalvojo. Susirašinėjimas su Kalėdų seneliu. Kalėdų seneli, tau laišką rašau. Atleis, jei gali, aš kaip draugo prašau. Iškūliau 3 langus. Gerai ne 5. Šiek tiek buvau piktas, šiek tiek tinginys, tad jeigu nevertas tavų dovanų, kaip nors išgyvensiu ilg metų kitų. Brangusis berniuk, aš tau laišką rašau ir būki ramus, nesijaudink prašau. Kai kitą kart spirsi, tik tai į vartus, tada kad ir 107 kartus. Užsuksiu ir šiemet sausainių ragaut, kai pernai manęs nebandyki pagaut. Virš miesto Kalėdų senelis praskries, užklius paltos skvernas, už eglės žvaigždės. Užsuks pas visus, jam kiekvienas svarbus. Ir vaikas išdykęs, ir vaikas ramus. Labai kažkaip žinot, šypsena dabar man visą laiką. Tai va, tai visi tegu būna ramus, visi gaus dovanų. Tikrai ir man ramu, žinokit, pasidarė iškart ramiau. Aš žinau, irgi perbėgau mintimis per savo šiuos metus, atrodogi visi ir suaugę pridarome įvairių, na, kažkokių ne visai gerų dalykų, tikrai to nenorėdami, tų klaidų kasdien pasitaiko. Tai nereikia turbūt dėl klaidų pykti ant savęs, o klaidos kartais ir pamoko. Tikrai, iš to mes tikrai mokomės, kaip sakoma, ir nesėkmės dažnai mus daugiau išmoko negu sėkmė. Labai gražu ir labai paprasta atrodo, taip paprastai suprantamai viskas skamba, atrodo jau greitų metų ir aš galėčiau atmintinai išmokti kitiem deklamuoti. Tikrai taip. Dar šiek tiek apie iliustracijas pasikalbėkime. Jau užsiminėte, čia turėjote iliustratorę specialią tam, kaip vyksta tas bendradarbiavimas tarp poeto ir iliustratoriaus. Taip, tai iš tikrųjų aš kai parašau tekstus, tai tuomet atsisėdu ir galvoju, kas galėtų iliustruoti pagal stilių. Nes kiekvienas tekstas yra skirtingas ir kai šitos eilėraščius iliustravau, man kažkaip ir norėjosi kažko ryškesnio, tokio guašo jausmo. Ir leidykla pasiūlė iliustruoti, aš pati susiradau Akvilę Magic Dust, kadangi sekiau ją Instagrame. Ir, žodžiu, pasiūliau leidykla sutiko ir va taip ir prasidėjo. O dažniausiai aš mėgstu taip, kad kai tu matai iliustratorių, žinai jo stilių, tai nelabai noriu aš kištis į tą darbą. Tu esi ramus dėl to žmogaus, nes jis yra profesionalas ir jeigu jis nupieš kažkaip liktai ne taip, kaip tu nori, tai vadinasi, tu parašai ne taip, kaip jisai perskaitė.
Tai man norisi tokią suteikti laisvę, kaip man yra suteikta laisvė parašyti tą eilėraštį, tai ir iliustratoriui norisi suteikti laisvę iliustruoti taip, kaip jis pajautė. Ir man pačiai labai įdomu, kai aš gaunu iliustracijas, galvoju, va, kaip čia viskas išsiskleidė, toks tai tarsi antras pasakojimas. Nes, pavyzdžiui, šitoje knygoje iliustracijos nekartoja teksto, daug kur nekartoja. Nėra taip, kad kas yra parašyta, tas yra nupiešta. Tai kad vaikas gali perskaityti ir iliustracijas, ir tekstą, ir susidaryti kažkokius skirtingas tas tokias plotmes.